Praėjusioje laidoje pristatėme Liudmilos Patapienės ir Aistės Diržytės bei Vilijos Bartkevičienės sodybas. Susumavus trumpaisiais telefono numeriais ir internetu balsavusiųjų rezultatus paaiškėjo, kad daugiau balsų gavo Liudmilos Patapienės bei Aistės Diržytės sodyba. Po šios laidos paaiškės, kurios 2 iš 4 sodybų pateks į finalinį etapą. Priminsime, jog savo balsą už patikusią sodybą galite atiduoti skambindami trumpaisiais telefono numeriais, balsuoti galima laidos metu ir pusvalandį po jos. Taip pat savo nuomonę galite pareikšti internetu svetainėje www.sodovizija.lt. Čia jūsų balsai laukiami iki pirmadienio vakaro. Šį sykį mūsų akiratyje Vilniaus rajonas. Janina ir Edvardas Aukštulevičiai Balsiuose įsikūrė prieš 8 metus. Iki tol bute gyvenusiems sutuoktiniams tai pirmasis jų statytas namas. Šalia miškas, netoli ežerai, graži vieta ir puikūs kaimynai vardija gyvenimo sodyboje privalumus ponia Janina. Prieš keliarius metus Aukštulevičių sodyba pripažinta viena gražiausių Balsiuose. Šeimininkams jį brangi todėl, kad viskas čia daryta pačių rankomis. Čia dauguma vyras braižė, aš tik pritarinėjau, ar patinka, ar neaišku. Jeigu dviem mums patiko, tai darėm tą. Tik tai nieko nebuvo, nei architektų, nei dizainerių, viską čia mes patys. Kaip sugalvojom, taip ir padarėm. Vyras jisai toks stipri natūra, tai jisai ką pasako, parodo, įtikina mane. Ir aš tikiu, tikrai tikiu vyrui ir padarėm tikrai. Nuostabu, gražu, man tai tikrai patinka. 10 arų teritoriją Aukštulevičiai prižiūri patys. Namus tvarko, gėlės ir medžius sodina, ravi, šienauja, šeimininkas savo jėgomis ir tvenkinuką su kriokliu įsirengė. Sūnus, kai buvo, dar čia gyveno 21 metų, tai jisai labai daug padėjo, bet dabar kaip į užsienį išvažiavo, tai mes su vyru. Suvienyje tikrai, namas, sodyba, tikrai daug tada įspūdžių, tikrai suvienyje žmonės, kurie gyvena kartu. Sutuoktiniai turi savo verslą, dažnai tenka važiuoti į Kiniją, tad sodyboje nemažai mielų rytietiškų smulkmenų. Janina sako, kad kuriant sodybą, abu remiasi savo intuiciją. Čia gali realizuoti daugybę svajonių ir būtent dėl tos bendros veiklos namai jiems tokie brangus. Viskas ir šiluma, džiaugsmas, ir žmonės savino, šeima, ir vaikai, viskas, galima pasakyti, visas gyvenimas tikrai name. Prieš tai galvojau, kad kaip gyvenau visada bute, galvojau, oi, namas tai ne man, o dabar tikrai žinokit, faina turėti savo kampelį kažkokį, kur ateini, atsipalaiduoji, labai gera tikrai, jeigu galimybė yra, visiems siūlau. Įsigyti nors mažą, bet sklypuką savo. Paklausta, ar norėtų ką nors keisti, Janina neslėpia, gyvenimas nestovi vietoje. Dabar norėtų didesnio žemės sklypo. Gal ir namus kitaip statytų ir įrengtų, juk technologijos, statybinės medžiagos, interjero mados nuolat keičiasi. Šios sodybos vertintojai landšafto specialistė Eurika Urbonavičiūtė, architektas Tomas Lapė ir sodybos konkurentė šeimininkas Jonas Petiukonis. Pirmoji jo pastaba – medžiai susodinti per tankiai. Kada yra tuščia teritorija ir žmogus tada stengiasi kaip greičiau ją apželdinti, kaip greičiau sodinti, kad jinai čia išbujotų, kad jinai čia, bet reikia labai žiūrėti į ateitį, kokia bus po 5, po 10 metų, kaip atrodys šita vietovė. Vis tiek reikia tai pripažinti, kad čia yra namas gyvenamų namų kvartalė, užspaustoje tokioje teritorijoje ir neišvengiamai žmogus sąmoningai ir nesąmoningai priverstas yra užsidarinėti nuo kaimynų ir visos priemonės, kokios po to panaudojamos, tai yra tik tam, kad išsispręs savo sklype vidinius poreikius ir maksimaliai atsiriboti nuo kaimynų. Tomas Lapė, vilnietis architektas, kūrybinis kredo mažiau sienų, daugiau šviesos, daugiau šilumos. Tai per šitą prizmę žiūrint, galbūt reikėtų žiūrėti, ar pasiekė šitą ar nepasiekė, ar pusiaukelį kažkur išsigando šitos idėjos ir nerealizavo iki galo. Užuomazgos tikrai yra, matosi, kad ir iš kalbų žmonės liktai to siekia, bet pusiaukeliai kažkurioje vietoje sustoja. Balsiuose mes pamatėm tokią, sakykime, tradiciškai sutvarkytą namų aplinką. Eurika Urbonavičiūtė, vilnietė, landšafto specialistė. Kūrybinis kredo sutvarkyk aplinką, sukurk grožį, gyvenimas grožyje, geros nuotaikos ir sveikatos šaltinis. Žmonės, matosi, nėra landšafto specialistai, patys darėsi, todėl reikia iš tikrųjų atiduoti pagarbą sumanumui ir bandymams pamatyti grožį susodinant augalus. Kiekvienas žiūri į tai, kaip jis mato,
Kaip jis mato? Šeimininkas mato, jisai savaip mato, kad jam čia yra gražu, kad jam čia gera ir malonu. Tai daug dievė ir tegul ir tenkina tas gėris, kurį jis sukūrė. Sodybos idėja, kaip ir tokios idėjos, tarkime, nematau. Tai yra normali mintis sutvarkyti gražiai ir gyventi gražioje aplinkoje. Yra zona, kuri skirta sodui, yra pasodintos obelaitės, yra zona, kuri yra skirta poilsiui, pavėsinė, yra reprezentacinė zona. Vienu žodžiu, tradiciškai gražiai sutvarkyta sodyba. Vertinant stilistinį vientisumą, bent jau mano požiūrį, tai yra kas? Tai yra tąsa, vadinkim taip, tęstinumas tarp namo vidaus ir namo išorės. Tai šitoj vietoj, aišku, gal ir namo architektūra tokia truputėlį irgi yra, namas sprendžia savo erdvinius dalykus viduje atskirai, sklype visi dalykai išspręsti vėl atskirai. Vienintelis galbūt eigoj įstiklinta terasa, žiemos sodas, jis kaip ir tokia užuomina, kad lyg tai apjungia namą su sklypu. Vazonai, vazonėliai, dar vazonai taip, tačiau visi tie nykštukai, aišku, čia yra skonio reikalas. Jeigu mes vertiname tą patį dizainą, mes iš tikrųjų nesiūlom tų nykštukų. Tačiau, kiek aš žinau, yra tam tikros tradicijos ir prietarai. Tie nykštukai, kaip lenkai, tarkim, vertina, neša laimę ir turtus į namus. Todėl pastatytas nykštukas galbūt šeimininkams simbolizuoja kažkokią, turi kitą prasme, tačiau dizainui jisai pliusų neprideda. Nei tos dirbtinės lelijos prūdelėje reikėtų išimti iš tikrųjų. Lelijos tai čia galėtų būti natūralios, kaip ir pas mus prūdė. Smagus tvenkinys, sakau, turiu silpnybę, aišku, klasikinės tas lelijas aš išimčiau ir prisileisčiau normalių žuvų. Kriokliukas yra per daug plokštumos, per daug plokščio akmens. Jeigu jis būtų sudėtas iš akmenukų, natūralus kaip upelis, krenta vanduo, viskas tvarkoja. Bet šitas vien tos plokštės, jos kažko tai neduoda. Šeimininkė prasitarė, kad vandens tą kriokliuką pats vyras padarė, todėl iš tikrųjų yra neblogai viskas padaryta, viskas gražu, akmenys labai gražiai sudėti ir girdime vandens čiurlenimą. Galbūt per daug aplink šitą kriokliuką yra daugiamečių gėlių. Daug, visko. Kai visko daug, tai kaip taisyklė didelis pavojus ir padaryti per daug. Aš atsimenu, universitete mus mokydavo, jeigu yra abejonė, reikia ar nereikia, tai iš karto turi būti ir atsakymas, nereikia. Dar vienas toksai dalykas yra baseinas. Labai gražu, bet ryškiai mėlynas ir man jau trūksta privatumo. Tokį baseiną, kada šeimininkai iš tikrųjų neatsiskyrė žaliomis tvoromis nuo kaimynų, palikdami didelę erdvę, reikėtų paslėpti. Paslėpti augalais, paslėpti galbūt tom pačiom tujom arba kažkokiam pušelėm, kad galėtų ramiai privačiai ilsėtis, nematant nuo gatvės, nematant kaimynams. Baseinas tai... baseinas, nenoriu kažką tai sakyti grubaus, bet vis dėlto matyčiau rožės, rožynus. Tai gal kiekvienam pagal savo. Labai gražioje pavėsinės aplinkoje iš karto matosi, kad per daug tų žydinčių viendienių. Reikėtų galbūt koncentruoti tik vienoje vietoje ir kur nykštuką mes matome, pasodinti daugiau spygliuotukų, kažkokių šliaužiančių kadagių ir kažko tai, nes vėlgi, kaip aš minėjau, man per daug triukšmo. Šitai vietai per daug triukšmo. Tai yra ne kaimo namas, tai yra miesto namas ir vidus įrengtas, tai yra, toks, sakykime, miesto, tokios galingos gyvenvietės. Gerai, viskas sutvarkoja su namu. Kaip sakau, smagų gražių, tai yra negražių nėra. Yra arba prasti deriniai, arba neprasti deriniai. Tai medžiagos lygiai tas pats. Reikėtų atsirūšiuoti, mano galva. Medžiagas vadinkim tai pagal savo prigimtį, pagal lygį. Jeigu prie kostiumo šitą beisbolkę kažkam yra čia mandrystė labai gražu, stilinga, bet vertinant normaliu to klasikiniu būdu, tai yra beskonybė. Tai medžiagos irgi, jeigu yra natūralus akmuo, dirbtinis akmuo, ten betonas, skaldyta plyta, dar jinai padažyta, dar plytelės, jos visos yra iš, visa paletė, ką turim, bet profesionalų žargonų kalbant, jų yra per daug. Takeliai yra gražus, aplinka sutvarkyta, žolytė gražiai nušienauta. Kaip jau minėjau, viskas apmulčiuota skaldelė, akmenukais, kad kuo mažiau vargo, kad kuo tvarkingiau atrodytų aplink augalus.
vieta, yra žibintai, kas labai gražu turėtų būti vakare. Aš skaitau tas pats tvenkinukas su kriokliu, yra mažoji, gal jis čia man, pavyzdžiui, smagiausiai ir žiūrisi, apart lelijų. Takeliai, visa kita yra taip išspręsta irgi labai, sakyčiau, santūriai, paprastai, ten, kur reikia nueiti ir nedaugiau nei mažiau, viskas liuks. Šiai minutei viskas yra gražu, reikėtų apkarpyti kai kuriuos medelius, bet čia vėl šeimininkams už tai nieko negalima sakyti, tai yra užimti žmonės, yra verslininkai. Visi medžiai yra suvaldomi, šiai minutei tik tai reikėtų jiem priduoti šiokias tokias gražesnės formas. Ir viskas. Stoginė. Pragmatiškai mąstant, jinai, mano galva, yra teisinga, sklypo kampą įkomponuota, su židiniu, o dėl skonio čia galima ginčytis, nesiginčyti, tinka, netinka. Kadangi visko daug, tai tinka. Įėjus į namo vidų architektą Tomą labiausiai sužavė aukštulevičių augintiniai katinas ir būrys ryškiaspalvių žuvyčių. Šitos tai turi didelės augti. Vėl visko daug. Toks, jeigu taip galima pavadinti, stilius. Nežinau, maišytas, nemaišytas, sunku pasakyti, nes jeigu ir maišyta, tai nežinau, kokie stiliai maišyti, tiesiog ką siūlo, sakykime, aplinka, statybų rinka, medžiagos, tuo metu, kokia yra įvairovė. Tai neturint vieningos nuomonės, labai visada lengva pasimesti. Tai tada, kad eliminuoti klaidą, jie ir panaudoja kelias medžiagas. Ir kaip ir, jeigu su viena suklydai, tai logika tokia, kad su kitom dviem gal pataikysi. Kiek įvertintume interjerą? Kokius 4 gal. Interjeras, eksterjeras, idėja, mažoji architektūra, apželdinimas, funkcionalumas, stilistinis vientisumas ir estetika. Į šiuos dalykus paprašyta vertintojų atkreipti didžiausią dėmesį. Kažkokios tai minties ar ten idėjų išskirtinių tokių kaip ir nesimato. Todėl aš tą visą idėją vertinčiau 9 balais. Funkcionalumas iš tikrųjų man gal patiko. Atėjau iš karto tiesiai yra daug kur nueiti. Tuo maršrutu, kuriuo jau ir yra sukoncentruota visa, kaip sakyti, namų šeimininkų, vadinkim taip, įdirbis ir siela. Ir augalų daugiausiai ir viskas apželdinta, aš manau, kad liuks. Tiek funkcijos, kiek čia yra, 8. Estetikai duodu 10 balų, todėl kad iš tikrųjų išpuoselėta ir viskas sutvarkyta ir viskas apgalvota. Funkcionalumas 10 balų, viskas tvarkoja. Estetika, kaip pasakyti? Kad biški visko per daug, tai ta bendraja prasme tą estetiką biški sumenkina. 6. Mažai architektūrai skirčiau 10. Tik tai su ta sąlyga, kad nykštukai bus patraukti arba paslėpti po krūmais. Man negaila tų balų, tegul būna 10. Vertinimai labai įvairūs, nuo 4 balų už interjerą iki 10 už estetiką ir funkcionalumą. Toliau keliaujame į Eitminiškes pas Vidą ir Joną Petiukonius, netrukus po reklamos. Čia, žinokit, nuostabu, čia mano svajonė. Iš arti geriau nežiūrėti. Tai yra kaimas, o kaimas neišvengiamai kiekvienam lietuviui, bet kokiu atveju kilusiam iš vienkiemių, yra artimas.